prieina prie manęs Algirdas Steponavičius ir sako, Broniau, tau dažniau reikia sakyti tokias kalbas. Tai Bronius Leonavičius, grafikas, dailininkas, kultūros politikas, vadybininkas. Tai Broniau, iš Vilniaus grįžkime į tuos metus, kai jūs buvote Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkas, tai 1987-92 metai. Ir iš tikrųjų laikas buvo, toks, sakyčiau, labai išskirtinis ir kūrybininkų bendruomeniai, dailininkams ir Lietuvai. Kaip tie visi įvykiai koreliavo su jūsų buvimu dailininkų sąjungoje? Čia, truputį žanga turėtų būti kita. Tuo metu aš buvau grafikų sekcijos pirmininkas. Ir ką, ir prasidėjo čia tie atšilimai ir artėjo mūsų tas suvažiavimas 87-ais. Tai skulptoriai mane pradėjo pradžiai siūlyti pirmininkas, su manim kalbėti, kad bus pirmininku. Ir ką, ir jie pradėjo siūlyti, paskui grafikai mane irgi. Sutik, jeigu sutik ir viskas. Sutikau. O kai mane jau išrinko, mane išrinko ne šiaip savo, pirmą nepartinį visų kūrybinių sąjungų, visi partiniai. Pirmas nepartinis, čia bomba. O kadangi mane išrinko, man reikėjo rinkti chebrą. Aš žinau, kad reikia vienas ir košė paskęsti. Ir aš paprašiau Arvydo, sakau, nesutiktum tu būti atsakingas sekretorius, nes ten būdavo pirmininkas, atsakingas sekretorius ir dar du sekretoriai, menotyrininkai. Jis taip pagalvoja, sako, ką, gerai. Aš sakau, bet žinai, reikia menos rinko, mane čia spaudžia centro komitetas, kad bent 25% būtų partinių. Sako, žinau Liutkų. Sako, jis partinis ne. Bet vyras normalus, jis istorijos institute dirbo. Tu atsakai už jį, jeigu kas, vis tiek reikia chebrą laikyti, žinai, reikia frontą laikyti. Sako, ja, sako, kviesk, atėjo premija. O vėliau prasidėjus tai Gorbačiovo perestroikai, prasidėjo ir mūsų tie tokie laisvėjimai. Ir čia sąjūdis, 88 metai. Ir tas pirmas posėdis jau po sąjūdžio iniciatyvinės grupės išrinkimo vyko talkos draugijai, žemutinėje pily buvusiuose pionierių rūmuose. Ten viskas apgriuvę, plūžę. Aš taip pasižiūrėjau, galvoju, po velnio išrinko, ko mes čia turim tam šiukšlinę būt, išrinko mus tauta, žmonės. Tai Arvydui Šaltenis sako, klausyk, kaip tau atrodo, gal reikia kviesti dailininkų sąjungą kitą posėdį. Sako, gerai. O dailininkų sąjunga buvo toks gražus pastatas, dabartinė nunciatūra. Taip. Ant Neries stalas puikus. Kėdžių pilna. Salė buvo, normaliai. Kabinetas koks. Švedai, kai pamatė, sakė, buržuoja. Reiškia, ir ką, ir prasidėjo tada kitas antras posėdis Kosciuškos gatvėje jau. Ten kava, arbata, jau normaliai. Tie posėdžiai vyko ir ten vyko aršus. Ir paskui tie posėdžiai vyko dailininkų sąjungoje, ten rinkosi filosofai, eilės buvo. Mes net mikrofoną įstatydavo, kieme eilės stovėdavo, visi netilpdavo. Mes nepasakėm labai garsių kalbų, bet aprengėm valstybę. Tai paskui pinigai, pasai, visi šitie dalykai. Irgi vyko dailininkų sąjungoje pirmieji posėdžiai. Vėliavos, heraldika. Ir 88 metai, kovo 12-13, mes paskelbėm, kad atsiskiriam nuo Maskvos. Pirmieji. Jo. Sovietų sąjungoje, taip? Jo. Vėl triukšmelis. Maskvoje pasakyti maža, bet vis tiek ryšiai yra, reikia dokumentariai sutvarkyti šitos dalykus.
Nu ir tada, o Dailininkų sąjungoje, kai mes atsiskyrėm, prasidėjo Dailininkų sąjungos, aš galiu pavadinti, griuvimas. Įsikūrė 24 grupė. Ir vienam posėdį, pasakysiu, tegu būna. Reiškia, Ryčka Vaitiekūnas, tam išplėstinė mūsų tarybos posėdėje, valdybos posėdėje, sekcijų pirmininkai, ten ir kiti atstovai, reiškia, dalyvavo pilna salė žmonių faktiškai. Ryčka rėžė tokią kalbą, kad reikia, mes draugavom, normalus kolegos buvo. Reikia paleisti šitą Raudoną sąjungą. Tada aš jau pasitau. Atsistojau ir pavariau tokią kalbelę. Sakau, Ričardai, jeigu tau atrodo, kad šitą Dailininkų sąjungos raudona, tai tavo asmeninis reikalas. Mane išrinko kaip ir mane partinį. Aš manau, kad Gibavičius neraudonas, Steponavičius neraudonas. Ir reiškia, visą eilę žmonių vardijų, sakau, man atrodo, kad jie neraudoni. Nu gerai, bet jeigu jau sutiktume su tavo nuomonė, kad jeigu šitą raudoną, o ką darysim su Lietuva? Tada tyla, šiokie tokie plojimai. Prieina prie manęs Algirdas Steponavičius ir sako, Broniau, tau dažniau reikia sakyti tokias kalbas. O jūs irgi tą laiką sausio 13, jūs kaip tik pirmininkavote. Sausio 13, tai tada prasidėjo, išgirdom, mes su Nagliu Nasvyčiu važiavom pažiūrėti Dailininkų sąjungos, kas ar atplėšta, kas ar ką. Ir važiavom paskui tanketas. Tai mums davė signalą, kad mes nesektume paskui. Tai mes atsilikom, paskui nuvažiavom, žiūrėjom Dailininkų sąjungą. Ir taip ir baigėsi. Po sausio 13, po tų įvykių, čia Vacio organizavimas buvo. Man paskambino, žinai, reikia pažymėti. Sakau, kaip? Sako, suvirinam kryžių. Sakau, tvarkoja, gerai, pradžiai tegu būna bent kryžius, reiškia. Tai jie suvirino, tarp kitko, turbūt Navakas tada irgi, ar Mazuras, ar Navakas, kuris ten dalyvavo, darant tą kryžių. Ir padarė, jie suvirino ir vežė pastatyti į tą vietą, kur žuvo. Ir atvažiavę jie duobę iškasė ir įsmeigė tą tokį įstrižai, nes paskui jau būtų pastatę. Ir Vacys komandavo gerai ten, sugalvojo. Mašinas staigiai nuvarė, sakė, važiuok į kombinatą, kad mašinos nebūtų. Ir taip, ir atėjo kareiviai, sakė, ką jūs čia darot, kad čia, tai sako, mašinos mes neturim, mes negalim nuvežti, taip ir liko. Ir jis iki šiol kaip simbolis stovi. O atrodo, kad taip ir sumanyta. O atrodo, kad taip sumanyta, jo. O ar yra kažkokia viena diena, kurią norėtumėt prisiminti nuo iki, kaip kažkoks filmas neišblėstantis? Tai suvažiavimas, 87 metai. Tai čia jau, ten jau buvo nemažai visokio. Žinoma dar tos trienalės mūsų knyginės. Tai rimtas buvo darbas. Daug laiko jis atėmė. Pavyzdžiui, iš tų trienalių vieną tokį faktą galiu papasakoti dar. Organizuojam, reiškia, pirmąją tą apžvalginę nuo 40 metų parodą. Čia sutarėm su spaudos komitetu, jie gavo finansus, mes ten prisidėjom. Ir pakvietėm Vincą Kisarauską. Čia jo atspaudai rankų darbo. Jis išleido kelias knygas, vieną, čia pats darė. San John Presse, Tomo Venclovos vertimas. Jau paruošėm tą parodą ir ateina prieš pat atidarymo dieną, ateina Koskevičiūtė ir eina. Ir sako, gal galim žvilgti, ir tai
Jau paruošėt, jo, aš sakau. Nu, einam, sakau, įdomu, pirmas žvilgsnis menotyrininko. Einam ir prieinam prie Vinco. Ir taip žiūri, skaito. Nu ir sako, vyrai, jūs turėsit čia bėdos. Reikia kažką daryti. Reiškia, ten Tomas Venclova tuo metu išvažiavęs į Ameriką, jau išsiųstas. Skambino Vincai. Imk žirklės greitai ir juodo popieriaus ir atbėk čia į parodų rūmus, reikia korektūros. Jis suprato mane iš karto ir taip pat atvažiavo. Mes iškirpom tokį juodą, kadangi čia pilna tų visokių popieriuką ir tą Venclovos parodą užklijavom. Pavardę užklijavom. Kažkas pranešė, kad šitą... Tai šitą vat užklijavo, taip? Jo. Tomas Venclova. Jo, čia gali nufotografuoti. Reiškia, ir žiūri, skaito prieėjęs ir neranda. Nieko neranda. Nu, pažiūrėjo, ten kažką pamurmėjom, nu ir einam toliau. Nu ir baigėsi, ir viskas baigėsi. Kokie įvykiai ar vienas įvykis atnešė daugiausia tų bemiegių naktų ir nerimo? Ar buvo? Bemiegių naktų, aš čia jau minėjau, buvo Bruknelė. Kai mane išrinko Dailininkų sąjungos pirmininku, aš turėjau užsakymą knygai Bruknelė, tą mitologinę pasaką Vainilaičio. Nu ir nėr kada ją baigti. Aš buvau nebaigęs ir ten, nu gerokai buvo likę daugiau negu pusė. Ten pradžia tik buvo. Tai naktimis dirbi tą Bruknelę, o dieną į Dailininkų sąjungą. O kaip galvojate, koks didžiausias jūsų kaip vadovo Dailininkų sąjungos laimėjimas buvo, kad taip pasidžiaugti būtų galima ir šiandieną, kad pavyko vis tik tai? Nu, žinai, nesigirsiu, bet kažkaip kolegos mane rėmė. Tie, kurie suprato, sakė, kad geras pirmininkas. Tai toks, nu, faktiškai kolegų ta parama. O jeigu taip sverti irgi sėkmės ir nesėkmės, tai kas buvo didžiausia sėkmė ir kas buvo didžiausia nesėkmė? Sėkmė didžiausia, tai turbūt vis tiek tas atsiskirimas nuo Maskvos, šitos visos politinės peripetijos, o nesėkmė tas savotiškas byrėjimas. Broniau, legenda, jachta Dailė, kuri pirmoji perplaukė vandenyną. Ir nežinau, kiek tiesos yra, kad atsivežė daug dalykų, kurie buvo tuometiniai Lietuvai itin svarbus. Tai pirmasis faksas. Ar tiesa? Kurio buvo paskui siunčiama informacija apie sausio 12. Tiesa, bet buvo paslapty. Šitą tiesą. Niekam neskleidė. Pirma mūsų išvyka į Švediją buvo su jachta Dailė. Aš tada kaip jachtos savininkas, kaip balastas, sėdėjau garbingoj vietoj, nes aš neburiavau. Tai ir mus buvo pakvietę į rungtynes, kadangi savo laivų klasėje jie turėjo pirmą vietą Europoje. Bet mes neturėjom, reiškia, šitų mobiliųjų telefonų. Kai davė startą, tai mes gerokai pavėlavom. Tai mus ten lenkė kurį laiką. Tai paskui jau į pabaigą, tai atplaukėm ketvirti. Bet mes turėjom dešrų, skilandžių, išgerti ten, žodžiu, ir pasikvietėm iš Kanados buriuotoją. Nu, jis užėjo, kadangi jam įdomu, jis užėjo. Mes jį pavaišinom, tai jis pasikvietė pas save jachtą. Jis vienas plaukė su Junga. Reiškia, raudonmedžio jachtą su apšildymu, su apšviesa. Viskas. Žodžiu, tai mes ten skurdžiai atrodėm. Bet per balių mes ten buvom žinomi. O kaip jūs įsivaizduojat, kam reikalinga Dailininkų sąjunga šiandien? Nu, matai, žodis sąjunga, ką reiškia? Asociacija, nes formaliai mes esam asociacija. Nu, tai formaliai, bet žodis. Sąjunga yra sujungti. Sujungti. Sąjunga, aš norėjau, kad sąjunga turėtų kavinę. Pamenu tos parodų rūmus, ta kavinė. Tai buvo mūsų visų centras. Jeigu nori ką rasti, tai ne į sąjungą, nu į sąjungą irgi nueini,
ateini į tą kavinę. Ten būtinai, ar vienu ar kitu laiku, jeigu turi laiko, kažkas ateis, tau reikalingas, reiškia, arba tavęs ieškos, paskambinti. Nu tai tas ryšys, Mykolaitis Putinas viename eilėraštyje savo rašo, yra nematomas ryšys tarp mūsų visų. Aš jį matau, aš jį regiu. Nu, aš nesu toks aškeregis, bet tas ryšys, nu, man atrodo, yra.